Gyveni sau, atrodo viskas teka įprasta vaga. Ir vis dėlto viskas gali labai greitai pasikeisti. Dar regis neseniai atrodė aišku, kas esame viena kitai, bet po to, kai tai įvyko, viskas pasikeitė. Gyvenimas tapo labai nestabilus, ypač laiko atžvilgiu. Mes tapome priklausomos viena nuo kitos, tarsi pririštos. Mes pasikeitėme vaidmenimis. Dabar už viską atsakinga aš. Man buvo per sunku ir man labai norėjosi pabėgti nuo viso šito, nors kartais pabūti vienai, o tiek visokių rūpesčių, tiek reikalų ir dar ji, nuolat ji. Ir aš kažkur ten. Tik kad bėgti nėra kur. Dabar tai mano gyvenimas. Ir vis dėlto, kad ir kaip būtų emociškai sunku, kai ką pakeisti galima. Galima perdėlioti savo vidinius resursus, nupūsti dulkes nuo viduje tūnančios jėgos. Mūsų vidiniai resursai gali padėti atrasti laisvės pojūtį, net ir situacijose, kai tarsi negalime rinktis. Jie duoda galimybę kitaip pasižiūrėti į situaciją, kad kito priežiūra ar globa būtų mums lengvesnė.